Vieną ilgą video tiesiog kaip viską darau. Prašau. Namo tassa, bhagavato, arahato, sama sambuddhassa. 3 kartus. Nusilenkiam savo klientui ir savo mokytojui. Atsistojam. Pradedam dirbti iš karto ant pečių. Žmogus sėdi tiesiai, stuburas tiesiai. Ar ne? Dedamos rankos ant pečių, pirštais į šonus. Šalia kaklo, kuo arčiau kaklo. Kojos plačiai, gali, jeigu ypač aukštas žmogus, kojos sulenktos, tokius pirikliuojančios, ar ne? Va. Tada kūno svorį užvedam ant dešinės ir lenkiam dešinį kelią, sveriamės į tą pusę. Su kita ranka galima šiek tiek prilaikyti, kad žmogus nenuvirstų, ar ne? Į kitą pusę. 1, 1. Paskui ranka šiek tiek toliau. 2, 2. Ir toliausiai. 3, 3. Grįžtam į 2, 2, 1, 1. Vėl darom šitą žingsnelį 3 kartus. 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Dabar sukam delną į išorę, 4 pirštai dedami ant mentės, su nykščiu spaudžiam ant 3 taškų. 1, 2, 3, 2 ir 1, čia kur yra taškai, ir vėl tokiu pačiu būdu. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Užbaigiam atpalaiduojančiai švelniai, su delnais vėl. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Baigiam. Paprašom kliento, kad ištiesų tiesiai rankas, hands straight. Ir jisai save čia prilaiko. Mums tai reikalinga, kad galėtume dirbti su nugara. Nugara jinai pasislenka, žymiai lengviau užvesti kūno svorį, ar ne? Stuburas, pačiupinėjom, kur yra stuburas. Gal galit biškai iš šono čia prieiti, jums bus geriau matyti. Aha. Pačiupinėjom, kur stuburas yra, stuburos lanksteliai. Jeigu būtų stuburas mano 2 pirštai, spaudžiama šalia stuburo. Bus 4 delnais. 1, delnas kur baigėsi, vėl dedam antrą delną. 2, 3 ir 4 delnai. Ir vėl grįžtam atgal tokiu būdu. Ne? Jeigu labai didelį nugarą arba jūsų labai mažos rankos, gali būti ir 5. Tai nesvarbu. Ir vėl. 1, 1. Pasislenkam atgal, kad rankos būtų tiesios. 2, 2. Dabar 3, jau aš lenkiuosi biškį žemiau. 3, 3. Ir kai yra 4, iš viso atsisėdu. 4, 4. Ir vėl grįžtam. 3, 3, 2, 2, 1 ir 1. 3 kartus. Vėl svyruojam iš pečių.
Ir paskutinį kartą. Taip pat galim paklausti savo kliento, ar ne per stipriai darom, o galbūt per silpnai. Tai yra labai svarbu. Galbūt vienam bus per silpnai, o kitam per stipriai. Toliau vėl randam, kur yra nugaros slanksteliai. Ir dabar jau ieškome energetinės linijos. Yra jinai vienas pirštas nuo stuburo. Yra tokia įduba tarp kaulo, tarp nugaros slankstelių ir tarp raumens. Yra toks kaip ir griovelis. Ir jau mes spaudžiam su pirštais. Mūsų delnai nukreipti į šonus. Vienas. Maždaug 5 cm žemyn paeinam. 2. Patys taškai čia yra nesvarbus. 3, nes šiuo metu mes aktyvinam pačią energetinę liniją. 4. Vėl aš einu žemyn, žemiau. 5. Vėlgi, jeigu jūsų klientas turi didelę nugarą, galbūt tai bus daugiau tų taškų. Baigiam ties dubens kaulu. Jeigu čia pačiūrim, šalia yra dubuo, dubens kaulas. Nuo dubens kaulo eina linija, čia bus paskutinis taškas. Taip. Jisai yra ne ant kaulo, ne ant dubens kaulo. Bet taip pat į griovelį. Jokių būdų negalima spausti ant pačių slankstelių arba ant kaulo. Tailando masažas visada daromas energetinėse linijose arba ant raumens. Pabaigiam. Ir vėl 1, 2, 3, 4. Grįžtam atgal. Ir baigiam. Sekantis žingsnelis. Statom koją į priekį, netoli